Pati organizacija yra nuo 69 metų įsikūrusi ir teigiama gan iššaukiančiai, kad kompetencijos standartas tarp jas audito, kontrolės priemonių, užtikrinimo priemonių ir saugumo profesionalų. Taip, kai dar nebuvau ISAKOS nariu prieš 7 metus, dalis šių žodžių man nelabai buvo suprantami. Netgi pernai metais, kas yra užtikrinimas, man buvo nelabai suprantama, assurance. Nuvykau į konferenciją Anglijoje ir tada angliakalbių, kurie pas save stenduose rašydavo assurance. Pasakykite, kuo tai skiriasi. Tarkim, paaiškinkite man paprastam žmogui, kuo skiriasi assurance nuo security. Ir tada pasirodo, kad anglų kalbos gudrybės, tada sfera ir kiti dalykai. Tai reiškia, mes dažnai operuojame įvairiais žodžiais, žodynas, kuris yra tam tikros srities. ISAKA, kaip ir minima skaidrėje, yra kilusi iš audito organizacijų. Visi mes savo galvose, dalis turbūt žmonių dirba audito skyriuje ir turite savo įsivaizdavimą, kas yra auditas, nes tai yra jūsų darbas. Tie, kurie nedirba audito srityje tiesiogiai, tai mano atsakymas būtų paprastas. Tam, kad priimti kažkokį sprendimą, suvokimą ar pasiūlymą aukščiau vadovams, reikia žinoti, kas dabar yra ir turėti apie tai nuomonę. Tai yra auditas. Tai yra ta informacija kažkas susidarimo. Ir tada yra formaliai yra Lietuvos auditorių rūmai, Lietuvos vidaus auditorių asociacija ir taip toliau. Kai mes pradedame kalbėti apie informacinės sistemas, IT, tada natūraliai pirštai pradeda rodyti ISAKA, nes tai yra kompetencijos centras, pasaulinis kompetencijos centras, kaip valdyti informaciją nuo technologinių iki valdymo priemonių, kaip IT, kur turi eiti ir kaip kurti naudą organizacijai, valstybei ir kitoms temom. Apie tai pasakos vėliau Dainius per CRISC, per COBIT metodikas. Tai skaičiai didėja, narių, šalių skaičius irgi didėja, dabar apie bent 200 skyrių. Kaip atrodo tai Lietuvoje? Lietuvoje yra organizacija įsikūrusi 2002 metais. Specialistų, kurie sakė, taip, mums svarbu gilintis, žinoti, suprasti, dalyvauti ir metodiškai kelti savo kompetenciją. ISAKA yra nevyriausybinė, tai yra asociacija, nepelno siekianti asociacija. Ir tarptautinė, ir Lietuvos asociacija. Tai reiškia, iš esmės, kad kiek įdėsime į save mokydamės dėl sertifikacijų, kiek įdėsime į organizaciją, tiek Lietuvoje ir turėsime. Aš pats esu buvęs ne Lietuvoje gan, sakyčiau, ilgą laiką, man 6 metai tai yra ilgas laikas, grįžus į Lietuvą 2007 metais, prieš kriziniais metais, aš nesupratau, kaip Lietuvoje gali žmonės tiek uždirbti, taip neefektyviai dirbdami. Ir galvoju, čia turbūt greitai bus bėdos. Ir tada pradėjo kilti klausimai, o kaip galima efektyviau daryti? Aš esu IT specialistas iš IT srities. Ką galima pritraukti? Kas yra tos metodikos? Kaip tai daryti geriau? IT-las taip, ant bangos, IT-las pagelbės turbūt taip, gal pagelbės šiek tiek. Bet jis neatsako klausimus, kaip valdyti, kaip organizuoti saugą, IT-las neatsako. Ir tada nuorodos yra ISAKA. Ir yra į sertifikacijas, ir yra į nuorodą į žmonių grupę, kur yra Lietuvoje. Jeigu kalbėti, kad kas subūrė žmonės Lietuvoje, kurie saugos, technologijų, informacinių sistemų audito pokalbėm ir taipogi asmeniniam santykiam, tai yra ISAKA. IT-lo mes neturime tokios bendruomenės ir viena vieta, kur žmonės būrėsi, diskutuoja, sukuria, susipažįsta, kas mėnesiniuose susitikimuose apkalba, pasikalba ir ten turbūt irgi ne skaidrės svarbiausia, o gyvos diskusijos. Ir tai dėl to aš investuoju savo vakarinį laiką po darbo tam, kad organizacija eitų toliau, kad būtų organizuojama, kad darytumėm, kad verstumėm COBIT-ą, kad džiaugiuosi, kad ne per seniausiai COBIT-o 5 sutarėm su ISAKA tarptautinė, kad licenzijavimas Lietuvos valstybiniam sektoriui būtų nemokamas, jeigu knygos yra ar medžiaga nusipirkta arba nemokamai pasimta, kad jį būtų galima be licenzijų naudoti, be papildomo mokesčio naudoti Lietuvos valstybiniame sektoriui. Nes, kaip žinote, visos metodikos, jos brangesnės, bando
bandoma iš jų ištraukti pinigų, kuo galima daugiau. Tai kad Lietuvai būtų gerai, ir čia yra savanorystė, kad kiek mes duosime savo organizacijai, Lietuvai, savo kompetencijai, ant to galėsime statyti toliau. Mano asmeninė istorija, tai, ką aš pastatau, ką išmokstu, aš tai galiu replikuoti kitose šalyse. Mano įmonė, ir čia yra vėlgi iš asmeninės istorijos, generalinis vadovas mano įmonės, vis sako, oi, tie auditoriai, čia įsaka auditoriai, kas ten yra. Paskui mums reikėjo staiga žiūrėti, kaip Afrikos projektuose, ką geriausiai panaudoti. Arba Baltarusijos, jeigu atsimintumėt, kas Lietuvoje buvo prieš 15 metų, kaip Maxima pradėjo kilti į viršų, ir ten atsiranda natūraliai valdymo klausimai, kaip IT valdyti, kaip viską valdyti. Ir tada tokia įmonė Baltarusijoje kreipiasi į mus, gal padėkite, kaip suvadovauti IT, koks kelias turi būti. Ir tai yra natūralus būdas, kaip kobitas panaudojimas. Tai yra valdžiai, IT valdžiai pasakyti, žiūrėkite, veiklos reikalavimai, žingsniai, kur jūs einate, jie turi ryštis su tuo, ką daro jūsų kaštų centras, jeigu jį norite vadinti, bet jis turi efektyviai dirbti ir turi būti rodikliai ir taip toliau. Paimamas kobitas, pritaikomas, visiems viskas labai aišku. Ir metodika, ir paprasta, ir suprantama. Ir tą patį, kad žiūrėjome, kokios yra alternatyvios metodikos dirbti šitose srityse IT valdymo, saugos, audito, nelabai kas yra. Ir dėl to dabar generalinis direktorius sako, kad gerai būtų turbūt, kad visi darbuotojai, kurie dirba šitoje srityje, būtų CISA. Tai yra toks kaip ir vidinis tikslas, garsiai apie tai nekalbant. Bet arba samdyti naujus jau turinčius, arba kad eitų ten. Dėl to, kad tai apie tai, kad sekantis skaidrės bus, papasakos. Kas yra svarbu, tai įsaka kaip tokia turi didelę marketinginę mašiną. Tai iš vienos pusės kartais pašto dėžutėje per daug gal tų lapelių yra apie įsaką renginius, kur nelabai įdomu, kur ten kas vyksta, bet kartais gali būti įdomu. Iš kitos pusės sertifikacijos yra žinomos. Nes natūralu žinote, kad marketingas turi veikti. Tai jeigu jūs patampate sertifikuoti, tai šitos sertifikacijos bus žinomos visose srityse. Ir alternatyvų vienas prie vieno šitom sertifikacijom nežinau. Kadangi iš jūsų yra daug iš valstybinio sektoriaus, konkursuose atsiranda įrašymai viena ar kita sertifikacija. Kartais yra, pavyzdžiui, sakoma, kad CISMas yra panašiai prilyginamas CISPui. Gerai, man tai netrukdo, kad jos yra prilyginamos. Realiai CISPas yra labiau technologinė, CISM yra labiau valdymo. Ar žmogus galų gale specialistas, jisai mokės vieną ar kitą, tai netiek svarbu. Bet CISPo, pavyzdžiui, marketinginė mašina yra labai stipri, bet šalimais esančių sertifikacijų netokia. Pagal kompetenciją yra irgi labai gera saugos specialisto sertifikacija CISP. Kad ir kitos organizacijos pagal principus turbūt irgi organizuojama, bet nėra tokio viso suderinimo, taip kaip kalbėsime apie įsakos sertifikaciją. Tai yra sertifikacija yra individualus kelias, bet taipogi ir užtikrinimas, kad yra kokybiškas, užtikrinimas net tai, kad kadangi sritis keičiasi, auditavimo sritis ir technologijos keičiasi, kad visa tai, kad žmogus augtų, nes augimas reiškia aš duodu, investuoju į mokslus, vadinasi, ir pats automatiškai gaunu. Ir čia ta visa savanoriavimo irgi idėja yra įdėta. Lietuvoje mes žinome tokius sertifikacijų skaičius. Jų yra daugiau. ISAKA labai smarkiai rūpinasi asmens duomenų apsauga. Tai tarkim, mes nenarių nežinome. Aš tikrai žinau, kalbėjau, čia yra įmonės vadovas, kur turi sertifikuotų ir sertifikacijas pratęsia, bet jie šitoje statistikoje nesimato. Dėl to, kad aš žinau tik tai tuos žmonės, kurie yra nariai. O tie, kurie išlaiko sertifikacijas, jie patys gali skelbtis, kad jie yra sertifikuoti, bet mes negalime skelbti. Taip, kas yra Lietuvoje, kuo skiriasi nuo kitų šalių, tai ISAKA. Turbūt panašiai, mes esam apie 100 narių pastoviai. Atsinaujina kažkur, kiekvienais metais palieka brandulys apie 85-90. Tai reiškia, po 15 narių ateina, po 15 išeina. Kodėl ateiti, kodėl dalyvauti, kokia tai yra vertė, tai mano nuomonė asmeninė, tai yra mėnesiniai susitikimai.
Tai yra diskusijos, kaip Lietuvos bankas buvo atakuojamas pernai metais, kaip technologiškai buvo ginamasi. Sekantį mėnesį balandžio bus Deloitte, dalinsi savo patirtim, kaip dirbama, temos tiksliai pavadinimo neprisimenu. Buvo buvęs, tai yra dabar narys, bet dirbantis užsienyje dalinosi, kaip auditas yra daromas didelėje vokiškoje organizacijoje. Ir tai yra erdvė diskusijai. Ne tiek svarbu, kad kažkokia prezentacija buvo, bet dalyvauti, sugebėti galėti užklausti gyvos patirties. Ir manau, tai yra labai svarbu, augant žmonėm. Tai yra, kiekvienoje vietoje, dabar turiu įvairiausių iššūkių darbe, kaip surasti geriausiai, kaip tai spręsti. Tai yra geriausiai yra galėti paklausti žmogaus. Tai tarkim, tai yra COVID 5. Jų pagrindinis projekto vadovas yra vienas asmuo Amerikoje. Tai aš turiu sutikimą, kad kai skaitydamas ar gilinamas kažko nebesuprasiu, aš galiu jam tiesiai paskambinti ir jisai man suras 15-20 minučių laiko ir atsakys sąžiningai, kas yra teisybė. Tai priėjimas prie tokių resursų, kurie yra ne kažkur ten toli kažkaip tai, bet iš tikrųjų yra šalia. Ir tą galima surasti per kontaktus, per tiesiog atsakymus į bet kokį metodinį klausimą ar bet kokį kitą rūpestį, kurį jūs turite ar bandote spręsti. Apart to, kad daug kas tiesiog pavarčius knygutę, pasiėmus gabaliuką iš čia ir taip galima sudėlioti savo aiškiai, metodiškai ir efektyviai. Taip, tai 4.1 Kobitas yra išverstas. Čia buvo toks nemažas projektas prieš porą metų, dabar inicijuojam, gavome palaikymą iš Tarptautinės įsakos, kad versime 5.1 pagrindinį dokumentą, kurį galite kiekvienas iš jūsų pasiimti. Apie tai, apie patį, kas tas yra Kobitas, papasakos vėliau Dainius. Ir mes manome, kad įsaka dengia IT auditorius, informacijos saugos specialistus ir IT valdymo specialistus. IT valdymo specialistai natūraliai yra IT vadovai. Neturime dar tiek daug IT vadovų pas save organizacijoje, nes šaknis vis tiek yra iš audito. Ir tą reikia pripažinti, bet tuo pačiu sakyti, kad mes augame ir stiprėjame ir saugumo srityje. Ir aš pats nesu IT auditorius turbūt kasdieną, bet aš kasdieną turiu analizuoti informaciją, situacijas ir taip toliau, kas yra iš tikrųjų IT auditas. Gal ne taip formaliai, kaip yra, bet yra CISOs egzaminavimo pasiruošimo medžiaga. Taip, ir ten parašyta, kas yra audit chapteris, tai yra, kaip ten ką reikia daryti ir panašiai. Ir tą reikia išmokti. Na, realiai gyvenimas šiek tiek skiriasi, nes aš nedirbau audito kompanijoje. Audito kompanijos darbuotojai labiau pamatys, kaip atitinka. Bet principai yra tie patys, esmė yra ta pati. Ir ta medžiaga, irgi vėliau per pertrauką galite irgi pavartyti ar pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Mes kalbame apie 4 sertifikacijas, jos bus pristatytos, plus dar yra COBIT sertifikacija, kur yra labiau COBIT mokymai ir plus ten kažkaip kitaip. Tai apie tai daug nešnekėsime, apie COBIT sertifikavimą, nes tai yra šiek tiek šalimais. Pagrindinės sertifikacijos, kurias norime turėti, yra COBIT, artimiausia sertifikacija yra Cegate, yra governance, valdymo. Kaip valdyti ir užtikrinti, kad IT, būdamas kaštų centru arba būdamas, dažniausiai kaštų centru, kaip jis efektyviausiai turi dirbti. Ir tada mažinti kaštus, mažinti rizikas, gerinti kokybę, būti darniau dirbti su veikla. Tai apie 4 sertifikacijas, apie kurias kalbame, tai jos yra, principai yra tie patys. Ir tos principus dabar šiek tiek apžvelgsiu. Norint būti sertifikuotam, egzaminas yra tik viena dalis. Sakyčiau, nelengva dalis, bet viena dalis. Išlaikomas egzaminas, tada reikia parašyti aplikaciją, kurioje reikia parodyti, kad toje srityje gaudotės ir yra patirtis. Ir ten vadovo, ir dar turi būti žmonių parašai, kurie patvirtina, kad jūs tokią patirtį turite. Ir iš tikrųjų tie žmonės bus bent vienas, dažniausiai bus paklaustas. Tai yra ateis laiškas, prašome patvirtinti, kad iš tikrųjų jūs patvirtinate, kad šitas žmogus yra išmanantis, galintis, gebantis. Taip, tai va šitą aplikaciją ir ją po egzamino reikia per 5 metus pateikti. Nes, pavyzdžiui, studentas arba jaunas specialistas, kuris atėjo dirbti į sritį ir jisai nori metodiškai
auginti kvalifikaciją, išlaiko egzaminą, bet jam reikia patirties, kurios jis neturi. Tai jeigu jis dirba tokį darbą, tai aplikaciją galės pateikti vėliau, kai parodys, kad jau tiek metų dirbau ir ar mokiausi, ar studijavau. Tada ISACA, kaip ir kitos organizacijos, manau, vis brandžios sertifikavimo organizacijos, turi tam tikras taisyklės, kaip elgiamasi. Tai yra šitos CISA ar kito yra ne tik tai, kad pliusas, užsiklijavau ir dabar vaikščiosiu kaip su ordinu, bet tam tikri yra įsipareigojimai. Ir jeigu paaiškėtų, kad jiem yra nusižengiama etiniam kodeksui, tai tuos antpečius gali paimti. Na, tai turi būti precedentas, bet yra tas mechanizmas. Nesu girdėjęs apie tokius įvykius, galbūt jie ir neviešinami, bet manau, kadangi visą pasaulį apimančios sertifikacijos, tai yra įsiūtas mechanizmas, kad pirmas dalykas žmonės turi suprasti, ką reiškia sertifikacija ir kaip jie turėtų elgtis. Tai yra čia ir su auditu ypač, kas susiję ar audito temomis, kad auditoriai negali meluoti, negali apgaudinėti, turi elgtis profesionaliai, turi ir taip toliau, taip toliau. Atspausdintą tekstą irgi turiu čia turbūt. Yra website, jeigu suvedus pagal skaidrės, tai yra tekstas. Jeigu norėtumėte susipažinti, galėsiu pateikti. Ir tada yra gudrybė, iš vienos pusės marketinginė, iš kitos pusės labai svarbi, kad gerbtų sertifikaciją. Tai reiškia, jeigu yra sertifikuotas asmuo, kiekvienais metais bent po 20 valandų turi deklaruoti, kad investavo į tą sritį mokymams, arba mokė, arba mokėsi, ar dalyvavo kažkokioje veikloje, konferencijose, tai kad mokymas continue. Tai yra pastovaus profesinio mokymosi politika. Ir tai reikia deklaruoti. Per 3 metus reikia 120 valandų kiekvienai sertifikacijai, kurią turite. Tai reiškia, kas 3 metus, jeigu po 3 metų po sertifikacijos pradžios, jums reikės įrodyti, kad surinkote 120 valandų. Ir tai gali audituoti. Tai yra sakoma, kad 10% yra audituojama. Tai reiškia, ateis laiškas, prašome patikrinti, patikslinti, pateikti įrodymus papildomus, kad iš tikrųjų ar mokėtės, ar darėtės. Tai tas mechanizmas veikia. Tai yra sudeda brandos, kad žmonės, kurie... Sertifikacijos dažniausiai yra kritikuojamas, kad yra tik antpečiai, o kas iš tikrųjų tas yra žmogus. Tai ISACA sugalvojusi gan tokį, manau, neblogą mechanizmą, kiek įmanoma žmonės, kurie sertifikuoti, jos pritraukti, kad jie būtų kvalifikuoti. Tai nereiškia, kad jis bus itin geras žmogus ar nuostabus žmogus, bet iš profesinės patikros, kad tai yra peržiūrima. Šiais metais egzaminai artėjantis yra 3. Paprastai būdavo tik 2 kartus per metus vykdomas egzaminavimas. Šiais metais yra įdirbtas dar rudeninis egzaminas ir kiek aš prisimenu iš savo patirties, tai atvykau į šitą viešbutį, galbūt šitą salę, buvo popierius, buvo pieštukas ir rašiau. Ir gan greit parašiau, dėl to, kad prieš tai gal mėnesį zubrinau smarkiai vadovėlius, testinius klausimus ir taip toliau. Bet man tai buvo gan sunkus uždavinys. Tai yra, daug yra sertifikacijų, kurios yra lengvos ar sunkios, bet aš, kadangi buvau ne iš auditorių, tai buvo ką paveikti dėl CISA. Tikrai nuoširdžiai pasimokyti, suvokti, bet tai tiesiog leidžiasi dabar jaustis žymiai aiškiau, dėl to, kad aš prisimenu struktūrą, prisimenu, kaip yra auditas, ką daryti, ko nedaryti, kaip visą tai dėlios ir tai kasdienį darbe yra labai padeda. Taip. Vertinimas atrodo šiuo metu visiems egzaminam, manau, yra tas pats, tai yra nuo 2 iki 800 ir 450 yra praleidžiantis. Sertifikacijos, tai yra egzaminai kainuoja, tai čia yra parašyta, tai kadangi į birželio mėnesį, man atrodo, registracija yra uždaryta vakar ar užvakar, čia prieš kelias dienas, tai miniu tik tai dėl gruodžio, o dėl rugsėjo, jeigu kas nors labai norėtume, tai yra puslapyje isaka.org arba tiesiog paieškoti, Google'as visą laiką atsakys, kur ten rasti ir kainos daugmaž tokios. Daug kas kainuoja. Taip, ISACO ir kasmetinė narystė, ir sertifikavimo mokestis, ir taip toliau kainuoja. Geriausia, kad turbūt natūraliausia, jeigu tai ne laisvalaikiui, visą tai mokotės, o įmoniai ar organizacijai, įstaigai,
tai įtikinti vadovybę, kad verta. Ir jeigu jums trūksta argumentų, kodėl verta, kreipkitės į mus, į SAKą, mes padėsime jums surašyti, kodėl iš praktinių pavyzdžių, nes kiekviena istorija yra skirtinga. Kodėl mums tos sertifikacijos svarbios, kodėl kažkada rašyti, nes vėlgi labai yra turbūt individualiai. Tarkim, mano istorija tokia, kad nepaisant to, kad esu mokslų daktaras, šalia savo vardo pradėjau rašyti DR ne taip senai. Tik tada, kai pradėjau dirbti darbą, kada naudoju tas kompetencijas, kurias įgavau mokydamas doktorantūroje. Taip? Tam tikrą specifiką, tam tikrą mokslinį būdą naudoju ar kitą. Tada yra svarbu. Taip pat ir su bet kokiom kablelis, CISA, CIRISK ir panašiai. Yra svarbu, kad tas sertifikavimas, kad tos kompetencijos, o jos yra gan plačios ir kiekvienas pranešėjas vėliau papasakos apie kokias rytis apima, kad tai atspindėtų, nes tada bus jūsų komforto zona ir jums bus natūral, sakysit, taip, tai yra tai, ką aš dirbu ir čia tiesiog dar papildomas įrodymas yra visa didelė asociacija, kuri sako taip, CGATE'as, CIRISK'as, dar kažkas yra aukštos kvalifikacijos sertifikacija ir aš džiaugiuosi, kad aš ją turiu, nes tai man padeda būti geresnių specialistų, geresnių darbuotojų, geresnių Lietuvos piliečių. Nes kaip šiandien laikraštis rašo, kad eksportas labai svarbu Lietuvai, tai galbūt ir eksportuosite paslaugas, kas susijęs su šitą kompetenciją. Taip, internete viešai yra informacija, ties kiekviena sertifikacija, yra Bulletin of Information, kurią surašyta, kiekvien reikalavimai ir aprašymai. Tai yra gan aiškiai, manau, nuėjęs į puslapį, viskas matosi, kada, kas, ką reikia, ko nereikia, kaip reikia. Jeigu kyla klausimai, galima arba tarptautiniai rašyti, jeigu nesijaučiat itin gerai angliškai arba klausinėtis, ką nors iš SAKos narių galite paklausti arba rašyti ar sertifikaciją, arba membership, arba asociaciją į SAKą LT ir tikrai atsakysime. Taip, egzaminas 200 klausimų, 4 valandos ir klausimai skirti testuoti praktinės žinias ir patirtį, na bent taip teigiama. Yra klausimų pavyzdžiai. Čia vėlgi 2008 metų knygos, tai kažkiek yra pakitę, bet galite atsiversti ir pažiūrėti ir pamatysite. Jeigu eisite į mokymus, kuriuos organizuos BKA arba patys bandysite knygas nusipirkti, patys mokytis, tai matysite, kokie tai yra klausimai. Mokymo metu yra parodomi klausimai ir padedama suvokti jų struktūrą. Kad ne struktūra maišytų teisingai atsakyti, o tik žinių trūkumas. Tai reiškia, kad būtų neišvengiama sėkmė. Tam reikia suvokti klausimų struktūrą. Kaip užtikrinamas egzaminų kokybė? Kaip užtikrinama, kad jie yra nelengvi, bet ir ne per sunkus? Tai yra komitetai, kurie dirba, peržiūrinėja, įvertina, įdedami nauji klausimai, kurie, pavyzdžiui, yra nevertinami, bet žiūrima, kaip žmonės atsakė, ar teisingai atsako, ar ne, bet jie galbūt galutiniuose rezultatuose nebus priskaičiuoti. Ir kurie ten bus, tai jau nežinom. Statistinė analizė irgi pasitelkiama ir lietuviai prisidėjo irgi klausimų formavime ne vieną kartą, ypač anksčiau, kai Bardėja amžinatilsi tiems specialistų. Bent vienas žmogus, kuris buvo akademiškai prisidėdantis prie klausimų formavimo. Dėl šitų medžiagų, čia kaip pavyzdys yra, nežinau, gal iš CIRISK'o paimtos, bet jos panašios kainos turi būti visų. Jos yra nepigios. Tai geriausia, jeigu rodytumėt organizacijai, kad padėtų įsigyti dėl to, kad ruošiatės ir mokotės. Ir ypač, jeigu bus organizacijoje keli asmenys, tai tą pačią medžiagą galima naudotis ir kitiem asmenim. Kaip mokytis? Kiekvienas iš mūsų individualiai mokosi, čia yra tokia bendra, kaip suvokiam turbūt iš universitetinės patirties ir taip toliau. Bet aišku yra tai, kad vien taip pravertus knygą, nuėjus ir nugalėti galima tik tai turint labai daug patirties ir išmanant tą sritį.
Tai yra sritis, kurios egzaminas padengia. Visą kitą reikia perskaityti, suvokti ir daug yra neišlaikusių. Norėčiau, kad būtų mažiau. Na ir taip, čia be abejo, nusipirkite ir tada skaitykite, mokykitės ir taip toliau, ir taip toliau. Ir realiai, čia turbūt brangiausias variantas, realiai galima ir šiek tiek kursus laikant, ar paskui, nes kursai ateina su medžiaga mokymosi skaidrėmis, ta mokymos medžiaga, ją peržiūrint, pražaidžiant testus, suvokiant koncepcijas ir ką iš tikrųjų tie konkrečiai terminai reiškia. Nes jeigu su jais kasdieną nedirbate, gali būti tam tikri iššūkiai. Kaip minėtas, pastovus mokymasis, jau ir tai sakiau, kas metus bent 20 valandų, per 3 metus bent 120 valandų, reikia mokėti sertifikato mokestį, tai yra nemokate, sertifikatas nebeatnaujinamas ir galite būti pasirinkti auditui. Ir teigiama, kad apie 10% pasirenkama. Bei Code of Professional Ethics irgi turite atitikti. Šitie kaip tas valandas rinkti, tai jeigu esate įsakos nariai, tai kasmėnesiniai susitikimai arba skaitimas pranešimų, tai yra irgi skaičiuojamas kaip mokymasis. Tai daug mes nariam išdaliname kalėdų metu tokius kaip sertifikatus, kad jūs dalyvavote ir ten tiek valandų gaunate. Na čia įsipareigojimai, Code of Professional Ethics, internete yra. Čia neverta bandyti versti ir aiškinti, čia tiesiog profesionali elgsena. Ir ačiū Jums, dar yra keletas minučių klausimam, tai jeigu kas turite, labai kviečiame patapti nariais. Nes manau, kaip minėjau, pagrindinė priežastis, kad susibūrimo ratelės turbūt yra vienintelis, kur yra tokia tarp sritinė dalis ir technologai, ir auditoriai, ir teisininkai, ir kiti, ir gali pasidalinti savo patirtim. Ir kai yra vienas matymas, užduoti klausimą gauni kelius požiūrius. Į sutikimus ateina kažkur apie 20 iki 40 narių. Tai reiškia, galbūt ir ne visiems įdomus tie sutikimai, bet realybė yra tokia. O jeigu domintų ir pristatyti savo tai, ko jūs užsiminėjate, ir mes ieškome lektorių pastoviai diskusijom, ar jūs turite kažkokią idėją ir norite, tarkim, iš valstybinio sektoriaus išgirsti, kaip jinai galėtų atrodyti specialistų nuomonė, taip, tai irgi kviečiame, kad pristatymam, ar tą darome ir su draugais IVPK, ar kitom organizacijom.